Nepaslaptis, kad studentai ne tik studijuoja, bet ir studentauja. Ar teko studentauti ir kaip? Nu, jeigu taip trumpai, aš tai pagal savo charakterį toks teigiamas herojus. Tai studentavom, bet kultūringai. Ar galima studentauti kultūringai? Turbūt galima. Tai ką tas reiškia studentavimas? Mes Maskvos universitete buvom keletas lietuvių ir man pasisekė, aš gyvenau Maskvos universiteto bendrabuty Lenino kalnuose, dviesi du lietuviai vienam blokė, o tam blokė vienas kambarys ir kitas kambarys ir bendri patogumai. Tai vienam kambarį gyveno vienas lietuvis, aš kitam. Gyvenom labai gerose sąlygos. Ir tam Maskvos universitete, centrinėse rūmėse, kur mes gyvenom, buvo viskas. Ten galima mėnesį neišeiti iš to didžiulio pastato. Ten ir skalbykla, ir studentų valgykla, ir dietinė valgykla, ir profesorių valgykla, ir kinoteatrai keli ten, ir kultūros namai. Tai studentavimas, jeigu tai mes eidavom į tos kultūros namus kiekvieną šeštadienį, į kultūrinį kokį tai renginį. O tas kultūrinis renginys būdavo labai labai įdomus. Tai koncertai, atvažiuodavo koncertuoti labai daug žymių atlikėjų. Nu, jums gal nieko jaunimai nesako, toks Visockis buvo toks dainininkas, tai jis atvažiuodavo. Ten poetas Roždeštinskis savo eiles atėdavo paskaityti. Buvo labai įdomus kultūrinis toks gyvenimas. O po tų visų kultūrinių renginių būdavo šokiai. Nu, tai ten mes ir susitikdavom visi faktiškai Maskvos lietuviai tose šokiuose. Bet tai ne studentavimas, tai yra rimtai studijuojančių žmonių kultūringas laisvalgio praleidimas. Taip skaitykim, ne? Tai tiesioginė, kaip jūs manote, studentavimas, tai laidokavimas, to tikrai nebuvo. Ar Vilniuje teko gyventi studentų bendrabutyje? Teko. Kadangi aš, kaip jūs supratote, baigiau Gargždų vidurinę mokyklą, tai yra 300 km nuo Vilniaus, tai aš nuo pat pirmo kurso gyvenau Čiurlionio, 25 buvo chemikų bendrabutis. Ir tada 23 Čiurlionio buvo medikų bendrabutis, 25 chemikų, dalis ten ir ekonomistų gyveno, o 27 ten kitų fakultetų. Tai 3 metus gyvenau Čiurlionio 25 bendrabutį. Ir visiškai geri prisiminimai. Mūsų kambarys buvo labai didelis, mūsų buvo visi to pačio kurso chemikai. Turbūt 4 ar 5 mes gyvenom ir labai gražiai sugyvenom. Vienu žodžiu, man tokie visiškai malonus prisiminimai. O kas labiausiai įsiminė iš gyvenimo bendrabutyje? Tai žinot, kas ten gali pačiam bendrabuty gyvenant prisiminti. Aš tik prisimenu, kad mums labai buvo patogu, kadangi tuo metu didžioji aulai, kuri randasi Čiurlionio 21-ame, kur dabar gamtos fakultetas, ten antrą pakilus yra didžioji salė, didžioji aula vadinama, graži salė. Tuo metu ten būdavo rengiami studentų pasilinksminių vakarai, tai labai patogu buvo šalia kultūrinės priemonės ir tada būdavo ir koncertai, ir šokiai, ir šalia bendrabutis. Tai, o ten tokie prisiminimai, žinot, kaip šiandieną, taip ir tada bendrabučiai nėra komforto viršūnė. Tai tokie prisiminimai gan pragmatiškai. Turi veltui kur gyventi, tada mokėti iš vis nereikėdavo už bendrabučius, ir džiaugiesi. Tai jau tokie ir prisiminimai. O kad tokios pat būdavo ir betvarkės, ir dušai bendri apniūkė, kad koridoriui bendrą virtuvę visi su keptuvėm lakstydom, ten kas sugebėdavo. Tai lygiai tas pats. Kaip manote, kuo reikėtų vadovautis dvyliktokui besirenkančiam specialybę? Geriausiai vadovautis širdim. Palinkėjimas tiems dvyliktokam, tai geriau palaukti metus, kol tu sužinosi, ko tu nori, bet nepult bet ką studijų. Ne tas diplomas, ne popierių šiandien lemia. Deja, daugelis mano, kad diplomas nesvarbu koks, nesvarbu kur, bet tik popieriukas. Žinios lemia.
O kad žinias lemtų ir gauti gerą išsilavinimą, reikia žinoti, ko nori.